svarbus turbūt momentas, kalbant apie atidėliojimą, tai atidėliojimas plečiasi. Jeigu mes iš pradžio atidedam vieną veiklą, tai paskui pradedam atidėlioti kitą, trečią, 10, 20 ir toks gaunasi kaip save dauginantis reiškinys. Ir tas yra labai pavojinga ir čia iš tokių įdomesnių dalykų mokslinių galbūt tyrėjų pasakymų yra, kad žmonės, kurie linkia atidėlioti, jie turi ir kitus elgesio ypatumus, kurie trukdo dirbti, trukdo atlikti veiksmus ir trukdo būti net grupėje žmonių. Tai pavyzdžiui, vienas iš tokių požymių tai yra pradedantis besikartoti tarpasmeniniai konfliktai. Natūralu, ne? Dėl to, kad jeigu kažkas kažką atideda nepadaro, grandininiai reakcijai kitiems tai gali trukdyti dirbti ir atlikti savo funkcijas. Dar vienas labai svarbus momentas. Vadovas linkęs atidėliotis pradeda vėluoti susirinkimus. Vėlgi, kaip mes tai vertinam. Įvairiai. Kad susireikšminės, kad išsiblaškės, kad dar ten kažkaip žmonės labai greitai pripaišo įvairias etiketės, kurios nėra pačios geriausias ir be abejo nedidina darbingumą. Dar vienas svarbus dalykas, jeigu vadovas linkęs atidėlioti, jisai greičiausia ir pakankamai didelė tikimybė labai sunkiai priiminės sprendimus. Kitose veiklose, kitose sritise, nes taip užsiveda toks mechanizmas, kad jeigu tai yra sunku, jeigu tai kelia nerimą, tai kaip tai reikėtų šito viso reikalo išvengti, ir tada smegenys labai greitai pagauna ir čia išvengti, čia išvengti, čia išvengti, čia išvengti ir žodžiu sprendimo priimimas irgi atsiranda išvengti. Atidėliojantys žmonės, toks yra pastebėjimas, jie iš tikrųjų gyvena didesnio chaoso aplinkoje, jie patys sukuria tą chaosą. Tai įsivaizduokit vadovas, kuris sukuria chaosą. Pas jį ir ant stalo yra chaosas, ir susirinkimai yra chaosas, ir minčių lakstymas yra chaosas, ir visi kalti. Su laiko planavimu atsiranda problemos. Tai vat, kalbant apie ilgalaikės pasekmes, tai visi šitie dalykai vienaip ar kitaip iš tikrųjų duoda labai liūdnas ilgalaikės pasekmes. Vėluojame atlikti darbai. Vėluojamos paduoti ataskaitos. Labai įdomus toks yra dalykas, aš kalbėjausi su vadovais tą temą, tai klausiu jų, ką jūs labiausia jaučiat, kad atidėliojat, arba jūsų kolegos atidėliojat. Čia ne tyrimas, tiesiog toks paprastas pokalbis, tai jie labai gražiai atsakė, sako, paskutinės dienos ataskaitų parengimas, jeigu jų reikia, ypatingai tos, kurios yra sudėtingos ir sunkios, ir jie tada randa priežasčių, kodėl taip atsitiko, nes kažkas tai iš darbuotojų kažkokio popieriaus neatnešė. Mes visada randam pasiteisinimą. Kitas momentas yra atidėliojami kasdieniniai grįžtamieji ryšiai darbuotojams. Tai čia jau man kaip personalo žmogui tas labai suskambo stipriai. Dėl to, kad jūs įsivaizduokit, jeigu darbuotojai paskyrėme pasikalbėjimą apie savaitės darbo rezultatus ir vadovas taiga sako, tu žinai, mane ten kažkur kažkas iškvietė, pakalbėsim kitą savaitę. Tai ypatingai stipriai demotyvuoja, jeigu dar grįžtumėm prie kartų, jaunosios kartos, kuri tikrai nori gauti tą grįžtamą į ryšį čia ir dabar. Tai laikui bėgant demotyvuoja, o ką daro demotyvacija ir nemotyvuota veikla, turbūt čia ir būtų galima tęsti be galo. Dar labai yra svarbus dalykas, kad atidėliojimas atsiranda ir dažnai atidėlioja grįždami prie savo kaip specialisto veiklų, bet visiškai atidėdami vadovo veiklų. Tai reiškia, kad jeigu ten, aš taip dabar, pirmas toks prisiminimas ateitų, jeigu buvo cecho ten darbuotojas ir jisai tapo cecho dabar vadovu, tai jis visai mielai nueina vietoj darbuotojo dirbti kokius tai darbus, bet visiškai nedaro darbo, kuris yra kaip vadovo. Pasekmės ilgalaikės yra didelės dėl to, kad jos kaupėsi. Čia būtų labai paprasta, jeigu aš atidėjau ir galiu grįžti po mėnesio, bet atidėjau šiandien vieną dalyką, rytoj atidėjau kitą, trečią. Ir dar tai pabaigai norėčiau pasakyti, kad mes visgi turime žmonės veidrodinius neuronus smegenyse, čia jau su neuroplastiškumu ir neurologija susiję dalykai, ir mes mokomės vieni iš kitų. Tai ką reiškia vadovas, kuris atidėlioja? Jisai nesąmoningai mokina ir komandos narius atidėlioti. Susidaro toks atidėliojantis cechas, atidėliojantis skyrius, atidėliojanti organizacija.
atsiliepia santykiams su klientais, atsiliepia tarpusavio mikroklimatui, atsiliepia labai daugeliu dalykų. Ir aišku, aš vėl sugrįžtu kaip psichologė prie paties to vadovo, atsiliepia jo pačio asmenybei, ne, jo paties psichiniai sveikatai ir kitiem dalykam. Kuo ilgiau mes atidėliojam, tuo yra ilgesnės ir sunkesnės pasekmės, tuo labiau susiformavęs yra įprotis atidėlioti ir tuo didesnio laiko reikia su tuo įpročiu tvarkytis. Ne, mes prie įpročių kontrolės ir čia grįžtam. Vadovo paspaudimas iš akcininkų, žinot, aš taip sunkiai tuo tikiu, ypatingai jeigu tai jau yra užsitęsęs dalykas, ne kažkoks ten pradžia pati. Dėl to, kad žmogus yra gudrus, jis visada ras priežasčių, o šių dienų madoja apkaltinti, kad ten prieš jį mobinguoja ar smurtauja ar panašiai, tai čia jau arti to mes labai greitai galim prieiti. Tai vis tiek turbūt būtų apeliacija į žmogaus sąmoningumą, niekur nepabėgsim nuo darbų planavimo, laiko resursų valdymo ir kitų dalykų. Ir be jokios abejonės, viskas tas susijęs su įpročių pertvarkymu, ne, ir peržiūra tų įpročių. Tai viena iš tokių pagrindinių taisyklių būtų, jeigu yra atidėliojama įvairūs dalykai, tai pradėti nuo sunkiausio, pradėti nuo 15 minučių. Aš, pavyzdžiui, kai žmonės sako, aš atidėlioju sportavimą asmeniniam gyvenime, tai sakau netgi ne 15 minučių, sakau, kiekvieną dieną padarykite po 2-3 minutės. Bet padarykit, atsisėskit, pradėkit daryti, nes kaip taisyklė, jeigu mes pradedam daryti, po to po truputį įsivažiuojama. Jeigu jau 2 minutės nusprendžiau sportuoti, tai greičiausiai pasportuosiu ir tas pačias 10, gal ne 15, gal 10, bet vis tiek jau bus daugiau negu 2 minutės. Tai va, bet pradėti nuo tų tokių pačių sunkiausių dalykų, nes atidėliojimas mus skatina daryti lengvesnius. Tai vadinasi, turim perversti visą šitą situaciją į kitą pusę.